Laiškas Hebrajams, 1 skyrius. Daugel kartų ir įvairiais būdais praeitie Dievas yra kalbėjęs tėvams per pranašus, o šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per Sūnų, kurį paskyrė visa ko paveldėtoju ir per kurį sutvėrė pasaulius. Jis Dievo šlovės spindesys ir jo esybės tikslus atvaizdas, viską laikantis savo jėgo žodžiu. Pats nuplovęs mūsų nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Tapdamas tiek pranašesnis už angelus, kiek prakilnesnį už juos paveldėjo vardą. Kuriamgi angelų kada nors jis yra pasakęs: tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau. Ir vėl: aš jam būsiu tėvas, o jis bus man sūnus. Ir vėl: įvesdamas pirmagimį į pasaulį jis sako: te pagarbina jį visi Dievo angelai. Apie angelus mat sako: jis daro savo angelus vėjais ir savo tarnus ugnies liepsnomis. Sūnui tarė: tavo sostas Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo skeptras yra tavo karalystės skeptras. Tu pamilai teisumą ir nekentei nedorybės, todėl patepė tave Dievas, tavo Dievas, džiaugsmo aliejumi, gausiau negu tavo bičiulius. Ir pradžioje tu viešpate padėjai pamatus žemei, ir dangus tavo rankų darbas. Jie pražus, o tu pasiliksi, jie visi sudils lyg drabužis, ir kaip apsiaustą tu juos suviniosi. Ir jie bus pakeisti, bet tu esi tas pats, ir tavo metai nesibaigs. O kuriam iš angelų jis yra kada nors sakęs: sėskis mano dešinėje, kol aš patiesiu tavo priešus kaip pakojai po tavo kojomis. Argi jie visi nėra patarnaujančios dvasios, siųstos tarnauti tiems, kurie paveldės išgelbėjimą? 2 skyrius. Todėl turime būti labai dėmesingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį, nes jei per angelus paskelbtas žodis turėjo galią ir kiekvienas nusižengimas bei neklusnumas susilaukdavo teisėto atlygio, tai kaipgi pabėgsime mes, nepaisydami tokio didžio išgelbėjimo? Jis, prasidėjęs viešpaties skelbimu, buvo mums patvirtintas tų, kurie jį girdėjo. Dievui liudijant ženklais ir stebuklais, visokiais galingais darbais ir šventosios dvasios dovanomis, paskirstytomis jo valia. Ne angelams jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame, bet kažkas kažkur paliudijo sakydamas: kas yra žmogus, kad jį atsimeni? Ar žmogaus sūnus, kad juo rūpiniesi? Padarei jį trumpam laikui, žemesnį už angelus. Šlovė ir garbė jį apvainikavai ir pastatei jį virš savo rankų darbų. Visą paklojai po jo kojomis. Jeigu jau visą paklojo, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam paklota. Vis dėlto, dabar mes dar nematome, jog visa jam paklota, bet matome tą trumpam laikui padarytą žemesnį už angelus, Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą šlove ir garbe, kad Dievo malonė jis už kiekvieną paragautų mirties. Nes tam, dėl kurio ir per kurį yra visa, priderėjo vedant daugybę vaikų į garbę, kentėjimais ištobulinti jų išgelbėjimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno, todėl jis nesigėdija juos vadinti broliais, sakydamas: aš paskelbsiu tavo vardą savo broliams, vidury susirinkimo tave šlovinsiu giesme. Ir vėl: aš juo pasitikėsiu. Ir vėl: štai aš ir mano vaikai, kuriuos man davė Dievas. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis juos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnį, ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergyją. Iš tiesų jam rūpėjo ne angelai, o Abraomo palikuonys. Todėl jis turėjo visu kuo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ir ištikimas Dievui, vyriausiasis kunigas ir permaldautų už tautos nuodėmes. Pats iškentęs gundymus, jis gali padėti tiems, kurie yra gundomi. 3 skyrius. Todėl, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir į vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų, kuris buvo ištikimas jį paskyrusiam, kaip ir Mozė visose jo namuose. Juk jis yra pripažintas vertu didesnės šlovės už Mozę, kaip ir didesnės pagarbos vertas statytojas už namą.
Mat kiekvienas namas kažkieno pastatytas, o viską pastatęs yra Dievas. Ir Mozė buvo ištikimas visuose jo namuose kaip tarnas, kad paliudytų tai, kas ateity turėjo būti pasakyta. O Kristus kaip sūnus viešpatauja jo namuose, ir tie namai esame mes, jį pasitikėjimą ir tvirtą viltį, kurie giriamės išsaugosime iki galo. Todėl, kaip sako šventoji dvasia, jei šiandien išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą gundimo dieną dykumoje, kur jūsų tėvai gundė mane, mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Todėl aš užsirūstinau ant tos kartos ir pasakiau, visada jie klysta savo širdise ir nepažino mano kelių. Taigi aš rūstudamas prisiekiau, jie neįeis į mano poilsį. Žiūrėkite, broliai, kad kuris iš jūsų nebūtų piktos, netikinčios širdies, atitolusios nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien, kol dar sakoma šiandien, kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik pradinį pasitikėjimą išlaikysime tvirtą iki galo. Kol yra sakoma, šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per maištą. Kasgi buvo tie, kurie išgirdę maištavo? Ar ne visi Mozės išvestieji iš Egipto? Ant ko jis rūstavo 40 metų? Ar ne ant nusidėjusiųjų, kurių lavonai krito dykumoje? O kam prisiekė, jog neįeis į jo poilsį, jei ne tiems, kurie nepakluso? Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo. 4 skyrius. Todėl, kol tebegalioja pažadas įeiti į jo poilsį, bijokime, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų pavėlavęs. Mums, kaip ir jiems, buvo paskelbta Evangelija, bet išgirstas žodis neišėjo jiems į naudą, nes nebuvo sujungtas su girdėjusiųjų tikėjimu. O mes, įtikėjusieji, einame į tą poilsį, kaip jo pasakyta. Aš rūstaudamas prisiekiau, jie neįeis į mano poilsį, nors darbai buvo užbaigti nuo pasaulio sutvėrimo. Jis kažkur apie 7 dieną pasakė, 7 dieną Dievas ilsėjosi po visų savo darbų. Ir vėl čia, jis neįeis į mano poilsį. Kadangi kai kuriems belieka įeiti, o tie, kuriems pirma buvo paskelbta Evangelija, neįėjo dėl neklusnumo. Jis vėl nustato tam tikrą dieną, šiandien, po tiek daug laiko kartodamas Dovydo lūpomis. Kaip ir buvo pasakyta, šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Jeigu Jozuė būtų juos įvedęs į poilsį, Dievas nebūtų po to kalbėjęs apie kitą dieną. Taigi šabo poilsis tebe pasilieka Dievo tautai. Nes kas įeina į jo poilsį, taip pat ilsisi po savo darbų, kaip ir Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įeiti į tą poilsį, kad niekas nebenupultų sekdamas ano neklusnumo pavyzdžiu. Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviešmenę kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanimus. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Taigi, turėdami didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus Dievo sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės išpažinimo. Juk mes turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet, kaip ir mes, visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamų metu. 5 skyrius. Kiekvienas vyriausiasis kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad aukotų dovanas ir aukas už nuodėmes. Jis gali atjausti nežinančius ir klystančius, nes ir pats yra apgaubtas silpnumo. Ir dėl to turi aukoti aukas tiek už tautos, tiek ir už savo nuodėmes. Ir niekas pats nepasiema tos garbės. Vien tik tas, kuris Dievo šaukiamas kaip Aaronas. Taip pat ir Kristus ne pats savo suteikė šlovę tapti vyriausiųjų kunigo, bet tas, kuris jam pasakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau.
Ir kitoje vietoje sako, tu esi kunigas per amžius, Melšizedeko tvarka. Jis savo kūno dienomis siuntė maldas bei prašymus su garsiu šauksmu bei ašaromis tam, kuris galėjo išgelbėti jį nuo mirties. Ir buvo išklausytas dėl savo dievo baimingumo, nors būdamas sūnus, jis per savo kentėjimus išmoko paklusnumo. Ir ištobulintas tapo amžinoje išgelbėjimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Dievo pavadintas vyriausiųjų kunigų Melšizedeko tvarka. Apie tai mums reiktų daug kalbėti, bet sunku jums išaiškinti, nes pasidarėte nerangus klausyti. Ir nors žiūrint laiko jūs jau turėtumėte būti mokytojai, iš tiesų reikia, kad jūs vėl kas nors pamokytų Dievo žodžio pagrindų. Tapote tokie, kuriems reikia pieno, o ne stipraus valgio. Juk kiekvienas maitinamas pienu dar nesuvokia teisumo žodžių, nes tebėra kūdikis. Tik subrendusiems dera stiprus maistas. Tiems, kurie pratybomis išlavino savo pojūčius, kad atskirtų gerą nuo blogo. 6 skyrius. Todėl palikę pradinį Kristaus mokymą verškimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prisikėlimo ir amžinojo teismo. Jei Dievas leis, ir tai padarysime. Kurie kartą jau buvote apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gerojo Dievo žodžio bei ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė, tų neįmanoma vėl atvesti į atgailą, nes jie kryžiuoja savo Dievo sūnų ir įstato jį viešai paniekai. Žemė sugerianti dažną lietų ir auginanti želmenis naudingus tiems, kurie ją dirba, susilaukia Dievo palaiminimo. Bet jeigu ji težaldo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi. Greitai bus prakeikta ir galiausiai išdeginta. Nors taip kalbame, bet jums, mylimieji, tikimės geresnių į išgelbėjimą vedančių dalykų. Dievas nėra neteisingas ir nepamirš jūsų darbo ir meilės, triūso, kurį parodėte jo vardui, kai tarnavote bei tebetarnaujate šventiesiems. Todėl trokštame, kad kiekvienas iš jūsų rodytų ankstesnį uolumą iki galo, kol pasieks visišką vilties užtikrintumą, kad neaptinktumėte, bet sektumėte tais, kurie tikėjimu ir kantrybė paveldi pažadus. Kai Dievas davė Abraomui pažadą, neturėdamas kuo aukštesniu prisiekti, prisiekė savimi sakydamas, iš tiesų aš laiminte palaiminsiu tave, dauginte padauginsiu tave. Ir Abraomas kantriai laukdamas gavo, kas buvo pažadėta. Žmonės prisiekia aukštesniais dalykais ir kiekvieno ginčo pabaigoje patvirtinimui imasi priesaikos. Todėl Dievas, norėdamas stipriau pabrėžti pažado paveldėtojams, savo valios nekintamumą patvirtino jį priesaiką. Tad du nekintami dalykai, dėl kurių neįmanoma, kad Dievas meluotų, tvirtai guodžia mus, atradusius prieglobstį mums skirtoje viltyje. Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis pro uždangą vidun, kur už mus, kaip pirmtakas, įžengė Jėzus, tapęs amžiams vyriausiųjų kunigų Melšizedeko tvarka. 7 skyrius. Tasai Melčisedekas, Salemo karalius, aukščiausiojo Dievo kunigas, sutiko Abraomo, kai jis grįžo sumušęs karalius ir palaimino jį. Abraomas atidavė jam nuo visko dešimtinę. Išvertus jo vardą, jis pirmiausia teisumo karalius, paskui Salemo arba ramybės karalius. Be tėvo, be motinos, be kilmės sąrašo, neturintis nei dienų pradžios, nei gyvenimo pabaigos, panašus į Dievo sūnų, jis lieka kunigas visiems laikams. Pažvelkite, koks didis tas, kuriam ir patriarchas Abraomas davė dešimtinę nuo karo grobio. Beje, ir Levio sūnus, kurie gauna kunigystę, pagal įstatymą turi įsakymą imti dešimtines iš tautos, tai yra iš savo brolių, nors ir jie kilę iš Abraomo strienų. O tas, kuris nėra kilęs iš jų, ėmė dešimtinę iš Abraomo ir palaimino tą, kuris turėjo pažadus. Be jokių abejonių, visada žemesnį laimina aukštesnis. Čia dešimtines ima mirtingi žmonės, o tenai tas, apie kurį paliudyta, jog jis gyvena. Ir taip sakant, per Abraomą ir Levis davė dešimtinę, pats būdamas dešimtinių ėmėjas. Žinoma, jis dar tebebuvo tėvo strienuose, kai šį pasitiko Melšizedekas. Jeigu tobulumas būtų buvęs pasiekiamas per Levitų kunigystę, o tauta jos pagrindu buvo gavusi įstatymą, tai kam dar būtų reikėję iškilti kitam kunigui Melšizedeko tvarka ir nesivadinti kunigu Aarono tvarka?
Juk besikeičiant kunigystei būtinai keičiasi ir įstatymas, o tas, apie kurį tai sakoma, priklausė kitai giminiai, iš kurios niekas netarnavo prie aukuro. Juk aišku, kad mūsų viešpats kilo iš Judo giminės, apie kurios kunigystę Mozė nieko nėra kalbėjęs. Tai dar labiau paaiškėja, kai iškyla kitas kunigas panašus į Melčizedeką, tapęs kunigu ne kūniško įstatymo įsakymu, bet nesibaigiančio gyvenimo jėga. Juk jis liudija, tu esi kunigas per amžius, Melšizedeko tvarka. Šitaip dėl savo silpnumo ir bergždumo atšūkiamas ankstesnis įstatymas. Įstatymas juk nieko nepadarė tobulo. Ir įvedama tvirtesnė viltis, kurią priartėjame prie Dievo. Juo labiau, kad tai neįvyko be priesaikos. Matanie tada kunigais be priesaikos, o šis su priesaika. To, kuris jam pasakė, viešpats prisiekė ir jis nesigailės. Tu esi kunigas per amžius, Melšizedeko tvarka. Taigi Jėzus yra tapęs geresnės sandoros garantu. Anų kunigų buvo daug, nes mirtis jiems sukliudydavo ilgiau pasilikti. O kadangi šis išlieka per amžius, jis turi neatšaukiamą kunigystę. Todėl jis ir gali visada išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo, nes jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Mums ir priderėjo turėti tokį vyriausiąjį kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangų. Jam nereikia, kaip tiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas, pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paukodamas pats save. Įstatymas vyriausiaisiais kunigais skiria žmonės su silpnybėmis, o priesaiko žodis duotas po įstatymo paskyrė amžiams ištobulintą sūnų. 8 skyrius. Bet iš to, ką sakome, svarbiausia yra štai kas. Mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris atsisėdo danguje didybės sosto dešinėje ir tarnauja šventykloje bei tikrojoje palapinėje, kurią pastatė ne žmogus, o viešpats. Kiekvienas vyriausiasis kunigas skiriamas dovanoms ir aukoms aukoti. Tad ir šis privalo turėti ką aukoti. Jei jis būtų žemėje, jis nebūtų kunigas. Nes čia yra kunigai, kurie pagal įstatymą aukoja dovanas. Jie tarnauja dangiškųjų dalykų paveikslui ir šešėliui, panašiai kaip buvo pamokytas Mozė, kai rengėsi statyti palapinę. Žiūrėk, sako jis, kad visą padarytum pagal pavyzdį, kuris tau buvo parodytas ant kalno. Bet dabar jis gavo juo prakilnesnę tarnystę. Juo tobulesnės, geresniais pažadais, besiartinančios sandoros tarpininkas yra. Jeigu ta pirmoji būtų buvusi be trūkumų, nebūtų reikėję ieškoti vietos antrajai. Peikdamas juos jis sakė, štai ateina diena, sako viešpats, kai aš su Izraelio namais ir Judo namais sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kurią buvau sudaręs su jų tėvais tą dieną, kai paėmiau juos už rankos, kad išvešiu iš Egipto žemės. Jie nesilaikė mano sandoros ir aš juos apleidau, sako viešpats. Štai sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais. Praslinkus anoms dienoms, sako viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų protams ir juos įrašysiu jų širdise. Ir būsiu jų Dievas, ir jie bus mano tauta. Ir ne vienas nebemokys savo artimo nei savo brolio, sakydamas, pažink viešpatį, nes jie visi mane pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Aš būsiu gailestingas dėl jų neteisumo ir jų nuodėmių, bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Sakydamas naują sandorą, jis nurodė, kad pirmoji yra pasenusi, o kas pasensta ir nukaršta, to greit nebeliks. 9 skyrius. Tiesa, ir pirmoji sandora turėjo tarnystės Dievui potvarkiu ir žemišką šventyklą. Buvo įrengta palapinė, priešakinė dalis, kur buvo žvakidės, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo palapinės dalis, vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkytuvas ir iš visų pusių aukso apmušta sandoros skrynia, kurioje buvo auksinis ąsotis su mana, išsprogusi Aarono lazda ir sandoros plokštės. Viršum jos buvo šlovės čerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priešakinę palapinės dalį visada įeina apeigas atliekantis kunigai, o į antrąją tik kartą per metus ir tik vyriausiasis kunigas, ir tai nebe kraujo, kurį aukoja už save ir už tautos nuodėmes padarytas dėl nežinojimo. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventų švenčiausiąją dar nėra atviras, kol tebestovi pirmoji palapinė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas.
Joje aukojamos dovanos ir aukos, kurios negali tobulai apvalyti aukotojo sąžinės, bet apima tik valgius, gėrimus, įvairius apsiplovimus ir kūnui skirtus potvarkius, galiojančius iki atnaujinimo meto. Bet Kristus atėjęs kaip būsimųjų gerybių vyriausiasis kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę palapinę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savuoju krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausiąją ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Jeigu jaučių bei ožių kraujas ir telyčios pelenai per apšlakstymą pašventina susitepusius, kad kūnas būtų švarus, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasią paaukojo save kaip auką, bedėmės Dievui, apvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurie atpirkti pirmoje sandoroje padaryti nusikaltimai, pašauktieji gautų amžinojo palikimo pažadą. Kur tik yra testamentas, ten būtinai rodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jos sudarytojai, o jam tebesant gyvam, testamentas negalioja. Štai kodėl ir pirmoji sandora nebuvo patvirtinta be kraujo. Paskelbęs visai tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė paėmęs veršių bei ožių kraujo, su vandeniu ir purpurinės vilnos, su izopu apšlakstė pačią knygą ir visą tautą, sakydamas, tai yra kraujas sandoros, kurią įsakė jums Dievas. Jis taip pat apšlakstė krauju palapinę ir visus tarnavimo indus. Taip pat pagal įstatymą beveik viskas apvaloma krauju, ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Todėl dangiškųjų dalykų atvaizdai turėjo būti šitaip apvalomi, o patys dangaus dalykai geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą, tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Ir ne tam, kad pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į švenčiausiąją su svetimu krauju, tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo, bet dabar jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to teismas, taip ir Kristus vieną kartą paaukotas, kad prisimtų daugelio nuodėmes, antrą kartą pasirodys be nuodėmės, jo laukiančiųjų išgelbėjimui. 10 skyrius. Kadangi įstatymas turi tik tai būsimųjų gerybių šešėlį, o ne patį dalykų vaizdą, jis niekada negali tomis pačiomis aukomis, kurios kasmet vis aukojamas ir aukojamas, ištobulinti tų, kurie artinasi. Argi tos aukos nesiliautų, jeigu aukotojai vieną kartą apvalyti daugiau nebejaustų sąžinėje nuodėmių. Priešingai, jos metai iš metų vis primena nuodėmes, juk neįmanoma, kad jaučių ir ožių kraujas panaikintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį jis sako, aukų ir atnašų tu nenorėjai, bet paruošei man kūną. Tau nepatiko deginamosios atnašos ir aukos už nuodėmes. Tuomet tariau, štai ateinu, kaip knygos rytinėje apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve valios. Anksčiau pasakęs, aukų ir atnašų deginamųjų atnašų ir atnašų už nuodėmes tu nenorėjai ir nemiegai. Jos aukojamos pagal įstatymą, paskui paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios. Jis panaikina vieną, kad įtvirtintų kitą. Dėl tos valios esame Jėzaus Kristaus kūną auka vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių. O šis, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, nuo tol laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojus po jo kojomis. Vienintelė atnaša jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius. Tai mums liudija ir šventoji dvasia, ji yra pasakiusi, štai sandora, kurią su jais sudarysiu. Praslinkus anoms dienoms, sako viešpats, aš duosiu savo įstatymus jų širdims ir juos įrašysiu jų mintise ir jų nuodėmių bei nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. O kur jos atleistos, ten nebereikia atnašos už nuodėmę. Taigi, broliai, dėl Jėzaus kraujo galėdami drąsiai įeiti švenčiausiąją nauju ir gyvu keliu, kurį jis atvėrė mums per uždangą, tai yra savąjį kūną,
Ir turėdami didį kunigą Dievo namams, artinkime su tyra širdimi ir giliu, užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus. Neapleiskime savųjų susirinkimų, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną. Jeigu pažinę tiesą sąmoningai nusidedame, tada nebelieka aukos už nuodėmes, bet kažkoks baisus laukimas teismo ir liepsnojančio pykčio, kuris praris priešininkus. Jei kas atmeta Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti, 2 ar 3 liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutripė Dievo sūnų, nešventu palaikė sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas ir įžeidė malonės dvasią. Juk pažįstame tą, kuris pasakė, mano kerštas, aš atlyginsiu, sako viešpats. Ir vėl, viešpats teis savo tautą. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Prisiminkite ankstesnės dienas, kai jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešai paniekai ir smurtui, tiek būdami dalininkai tų, su kuriais buvo taip elgiamasi. Jūs užjautėte mane kalinį ir džiugiai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite danguje geresnį ir išliekantį turtą. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis tas, kuris turi ateiti ir neužtruks. Bet teisusis gyvens tikėjimu. Ir jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nesigerės. Tačiau mes nesame tie, kurie atsitraukia savo pražučiai, bet tie, kurie tiki, kad siela būtų išgelbėta. 11 skyrius. Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome. Per jį protėviai gavo gerą liudijimą. Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai buvo sutverti Dievo žodžiu. Būtent iš neregimybės atsirado regima. Tikėjimu Abelis aukojo Dievui geresnę auką negu Kainas ir dėl tikėjimo gavo liudijimą, kad yra teisus, Dievui paliudijus apie jo dovanas. Dėl tikėjimo jis ir miręs tebekalba. Tikėjimu Hanokas, nematęs mirties, buvo perkeltas ir jo neberado, nes Dievas jį perkelė. Mat prieš perkeldamas jis gavo liudijimą, kad patikęs Dievui. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Tikėjimu Nojus, perspėtas apie tuo metu dar nematomus dalykus, būdamas Dievo baimingas, pastatė arką savo šeimai išgelbėti. Taip jis pasmerkė pasaulį ir paveldėjo tikėjimo teisumą. Tikėjimu Abromas pakluso, kai buvo pašauktas keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko, nežinodamas, kur einas. Tikėjimu jis apsigyveno pažado žemėje, tarytum svetimoje. Gyvendamas palapinėse su Izaoku ir Jokūbu, to paties pažado bendrapaveldėtojais, mat jis laukia miesto su pamatais, kurio statytojas ir kūrėjas yra Dievas. Tikėjimu ir pati Sara nevaisinga ir nebe to amžiaus gavo galios pastoti, nes ji laikė ištikimu tą, kuris pažadėjo. Todėl iš vieno ir dar apmirusio gimė palikuonis, gausius tartum dangaus žvaigždės ir nesuskaitomi kaip jūros pakrantės smiltis. Jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų, bet iš tolo juos regėdami ir būdami jais įsitikinę priėmė juos, išpažindami, jog jie žemėje svečiai ir keleiviai. Kurie taip kalba, parodo, kad ieško tėvynės. Jeigu jie būtų minėję iš kurios iškeliavo, jie būtų turėję laiko sugrįžti atgal, bet dabar jie siekia geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios, todėl Dievas nesigėdė vadintis jų dievu, juk jis paruošė jiems miestą. Tikėjimu Abraomas aukojo Izaoką, kai buvo mėginamas. Jis, kuris buvo gavęs pažadus, atnašavo savo viengimį sūnų, apie kurį buvo pasakyta, iš Izaoko bus pašaukti tavo palikuonis. Jis suprato, kad Dievas gali prikelti
net iš mirties ir atgavo sūnų tarytum iš numirusių. Tikėjimu Izaokas palaimino ateičiai Jokūbą ir Ezavą. Tikėjimu Jokūbos mirties valandą palaimino kiekvieną Juozapo sūnų ir pagarbino atsirėmęs į savo lasdos drūtgalį. Tikėjimu merdintis Juozapas priminė apie Izraelio vaikų išėjimą ir davė nurodymų dėl savo palaikų. Tikėjimu Mozė ką tik gimęs 3 mėnesius buvo tėvų slepiamas, nes jie matė, koks kūdikis dailus ir neišsigando karaliaus įsakymų. Tikėjimu Mozė užaugęs atsisakė vadintis faraono dukters sūnumi. Jis verčiau pasirinko su Dievo tauta kęsti sunkumus, negu laikinai džiaugtis nuodėmės malonumais. Jis Kristaus paniekinimą laikė didesniu turtu negu Egipto brangenybės, nes jis žvelgia į atlygį. Tikėjimu jis paliko Egiptą, neišsigandęs karaliaus rūstybės, nes liko nepajudinamas, tarsi regėtų neregimai. Tikėjimu jis įsteigė paschą ir apšlakstymą krauju, kad naikintojas nepaliestų jų pirmagimių. Tikėjimu jie perėjo raudonąją jūrą tartum per sausumą, o tai daryti mėginę egiptiečiai prigėrė. Tikėjimu buvo sugriauti Jericho mūrai po 7 dienų žygiavimo aplinkui. Tikėjimu paleistuvė Rahaba nepražuvo kartu su neklusniaisiais, mat ji taikingai buvo priėmusi žvalgus. Ką dar pasakyti? Man neužtektų laiko, jeigu imčiau pasakoti apie Gedioną, Baraką, Samsoną, Jeftę, Dovydą, Samuelį ir pranašus, kurie tikėjimu nugalėjo karalystės, vykdė teisumą, pasiekė tai, kas pažadėta, užčiaupė liūtam nasrus, užgesino ugnies liepsnas, išvengė kalavijo ašmenų, sustiprėjo iš silpnumo, tapo galingi kovoje, privertė bėgti svetimųjų pulkus. Moteris atgavo prikeltus savo mirusiuosius. Kiti buvo kankinami ir atsisakė išlaisvinimo, kad gautų prakilnesnį prisikėlimą. Dar kiti iškentė patyčias ir plakimus, taip pat ir pančius ir kalėjimą. Jie buvo užmėtomi akmenimis, pjaustomi pusiau, bandomi, kardu žudomi, klajojo prisidengę avių ir ožkų kailiais, vargo, kentė priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, klajojo dykumose ir kalnuose, slapstėsi olose ir žemės plyšiuose, ir jie visi dėl tikėjimo gavę gerą liudijimą negavo to, kas buvo pažadėta, nes Dievas geresnius dalykus buvo numatęs mums, kad jie nebe mūsų pasiektų tobulumą. 12 skyrius. Todėl ir mes, tokio didelio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visus apsunkinimus bei lengvai apraizgančią nuodėmę ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų, kuris vietoj savo priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešiškumą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte savo sielomis. Jums dar neteko priešintis iki kraujo, kovojant su nuodėme. Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums: mano sūnau, nepaniekink viešpaties auklybos ir nenusimink jo baramas, nes kurį viešpats myli, tą griežtai auklėja ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima. Kai esate drausminami, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis, o kuriogi sūnaus tėvas griežtai neauklėja. Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi jūs ne sūnus, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus griežtai auklėjo ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių tėvui, kad gyventume? Juk anie savo nuožiūrą mus drausmino neilgą laiką, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo nelinksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams. Todėl pakelkite nuleistas rankas, sustiprinkite linkstančius kelius ir ištiesinkite takus po savo kojomis, kad kas luoša neišnirtų, bet verčiau sugytų. Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Žiūrėkite, kad kas neprarastų Dievo malonės,
kad neišleistų daigų kokia karti šaknis ir nepadarytų vargo, suterždama daugelį, kad neatsirastų ištvirkelių ir bedievių kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmagimio teisės. Jūs žinote, kad jis ir paskui, norėdamas paveldėti palaiminimą, buvo atmestas, nes nerado progos atgailauti, nors su ašaromis jos ieškojo. Jūs prisiartinote ne prie apčiuopiamo ar ugnimi liepsnojančio kalno, ar prie tamsos, ar ūkanų, ar viesulo, ar trimito skardenimo, ar žodžių skambesio, kurį išgirdę žmonės meldė, kad daugiau nebūtų ištarta nė žodžio. Mat jie negalėjo pakelti įsakymo. Net jeigu gyvulys paliestų kalną, jis privalo būti užmuštas akmenimis arba nušautas strėle. Anas reginys buvo toks baisus, jog Moize pasakė: labai išsigandau ir visas drebu. Bet jūs prisiartinote prie Siono kalno bei gyvojo Dievo miesto, dangiškosios Jeruzalės, prie nesuskaitomų tūkstančių angelų ir šventiško susirinkimo, prie danguje įrašytųjų pirmagimių bažnyčios, prie visų teisėjo Dievo, prie ištobulintų teisiųjų dvasių ir prie naujosios sandoros tarpininko Jėzaus, bei prie jo apšlakstimo kraujo, kuris kalba geriau už Abelio kraują. Žiūrėkite, kad neatstumtumėte kalbančiojo, nes jeigu anie neištrūko, kai atmetė tą, kuris juos įspėjo žemėje, tai juo labiau neištrūksime mes, nusigręžę nuo to, kuris kalba iš dangaus. Jo balsas anuomet drebino žemę, o dabar jis pažadėjo sakydamas: aš dar kartą sudrebinsiu ne tik žemę, bet ir dangų. Žodžiai dar kartą rodo, kad iš sutvertųjų dalykų bus pašalinti sudrebinamieji, kad pasiliktų tai, kas nesudrebinama. Todėl gaudami nesudrebinamą karalystę tvirtai laikykime malonės, kurią galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime, nes mūsų Dievas yra ryjanti ugnis. 13 skyrius. Tai išlieka brolių meilė, nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami priėmė viešnagen angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi kartu būdami įkalinti. Prisiminkite tuos, su kuriais piktai elgiamasi, nes ir patys tebesate kūne. Te būna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, o ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs: niekada aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: viešpats mano padėjėjas, aš nebijosiu. Ką gali padaryti man žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbia Dievo žodį. Įsižiūrėkite jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Nesiduokite suklaidinami įvairių svetimų mokslų. Gera, kai širdis stiprinama malonės, o ne valgių, kurie nedavė naudos tiems, kurie jų laikėsi. Mes turime aukuro, nuo kurio valgyti neturi teisės tie, kurie tarnauja palapiniai. Jų kūnai gyvulių, kurių kraujas vyriausiojo kunigo įnešamas į šventyklą už nuodėmes, sudeginami už stovyklos. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už vartų. Taigi išeikime pas jį už stovyklos, neždami jo paniekinimą. Čia mes neturime išliekančio miesto, bet ieškome būsimojo. Todėl per jį visada aukokime Dievui šlovinimo auką. Tai yra jo vardą išpažįstančių lūpų vaisių. Nepamirškite daryti gerą ir dalytis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas. Jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Melskite už mus, nes esame įsitikinę, turi gerą sąžinę ir norime visada dorai elgtis. Itin prašau melsti, kad būčiau greičiau jums sugrąžintas. Ramybės Dievas amžinosios sandoros krauju, išvedęs iš numirusiųjų didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų. Tai ištobulina jūs kiekvienam geram darbui, kad vykdytumėte jo valią, jam veikiant jumise, kas jo akimis patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. Aš maldauju jūs, broliai, kantriai priimkite šį paraginimo žodį, juk parašiau jums trumpai.
Žinokite, kad mūsų brolis Timotiejus yra išleistas laisvėn. Jei jis greičiau atvyks, su juo pamatysiu ir jūs. Sveikinkite visus savo vadovus ir visus šventuosius. Jūs sveikina broliai iš Italijos. Malonė tesie su jumis visais. Amen.